O čia vat pavyzdys yra, kai yra mašina, atrodo iš tikrųjų jinai pakankamai gražiai, tiek iš išorės, tiek iš vidaus nematau kažkokių dalykų, bet jinai turi tokių dalykų dėl šeimininkų. Visų pirma, jinai yra importuota, nėra aišku iš kur importuota, bet jinai Olandijoje nevažinėjo visą laiką, 2 metus prieš tai kažkur kitur važinėjo ir buvo importuota į Olandiją. Olandijoje jinai turi 9 šeimininkus. Tai 9 šeimininkai tai yra tikrai daug. Tai vat pakankamai gerai atrodo, bet aš labai būčiau atsargus su tokia mašina, turbūt net nepirkčiau, nes jinai tikrai manau, kad turės kažkokių dalykų paslėptų ir gali būti tikrai negerų dalykų. Tai 9 šeimininkai yra tikrai per daug. Tai reikia mokėti pasitikrinti šitus dalykus. Jeigu ir tu nori žinoti, kaip gali pats išsirinkti gerą automobilį iš Olandijos, aš turiu mokymus. olanduauto.lt, užeik ir pasižiūrėk.